Sveiki! Šiame įraše pristatysiu, kaip dirbti su žemėlapio duomenų sluoksniais ArcGIS Online platformoje. ArcGIS Online žemėlapio duomenų sluoksnių naudojimo galimybės leidžia analizuoti, vizualizuoti ir tvarkyti erdvinę informaciją. ArcGIS yra labai galinga geografinės informacijos sistemos platforma. ArcGIS žemėlapių duomenų sluoksniai suteikia galimybę suprasti ir tyrinėti geografinę informaciją įvairiose disciplinose ir srityse. Pademonstruosiu, kaip dirbti su ArcGIS Online žemėlapių duomenų sluoksniais. Internetinėme paieškos laukelėje įvedame arcgis.com. Spaudžiame mygtuką Prisijungti. Įvedame ArcGIS prisijungimo duomenis: naudotojo vardą, slaptažodį ir spaudžiame mygtuką Prisijungti. Atsidariusioje ArcGIS Online aplinkoje viršutinėje įrankių juostoje pasirenkame simbolį Žemėlapis. Atsidaro žemėlapis, į kurį mes galėsime įkelti duomenų sluoksnį. Taip pat kairėje pusėje ir dešinėje pusėje yra įrankių juostos. Pradėsime nuo duomenų sluoksnio įkelimo. Viršutinėme kairėjame kampe spaudžiame mygtuką Pridėti, pasirenkame naršyti sluoksnius. Atsidariusiame lange spaudžiame mygtuką Mano turinys. Iš siūlomo pasirinkimo mes galime pasirinkti, kur ieškosime duomenų sluoksnių. Ar mano turinyje, ar tarp mano mėgstamiausių arba mano grupių, iš mano organizacijos narių, arba gyvojo pasaulio atlase. Aš pasirinksiu ir ieškosiu ArcGIS Online aplinkoje. Paieškos laukelėje įvesiu duomenų sluoksnio pavadinimą meteorologinių matavimo aikštelės. Jūs matote, kad nespėjus net įvesti pilno duomenų sluoksnio pavadinimo, man jau siūlo tam tikrus pasirinkimus. Pasirinksiu pirmą sluoksnį, meteorologinių matavimo aikštelių duomenų sluoksnį, kadangi šį sluoksnį ir norėjau rasti tarp duomenų. Šis sluoksnis yra parengtas Valstybės duomenų agentūros. Paspaudus ant šio pavadinimo aš galiu paskaityti apie šią agentūrą, išskleisti duomenis ir susipažinti su atvirų duomenų rinkiniu. Aš pasirenku šį sluoksnį ir spaudžiu mygtuką Pridėti. Tai reiškia, šis sluoksnis bus įkeliamas ant mano žemėlapio. Jis jau yra įkeltas. Uždarau funkciją Naršyti sluoksnius ir keliauju į duomenų redagavimą. Dešinėje pusėje įrankių juostoje paspaudus mygtuką Savybės atsidaro parinktis ir mes galime susipažinti su šiuo duomenų sluoksniu savybėmis. Tai yra sluoksnis apie meteorologinių matavimų aikšteles. Taip pat matome, kokiais simboliais pažymėtos šios matavimo aikštelės žemėlapyje. Tai yra apskritimas. Galime nustatyti per matomumą šio simbolio. Jeigu vilksiu šį burbuliuką į dešinę pusę, jūs matysite kairėje pusėje žemėlapyje simbolis išnyksta ir lieka tik mano žemėlapis, mano pagrindas. Tačiau grąžinsiu simbolius į pirminę padėtį. Ta patį galėčiau nustatyti ir su matomumo rėže. Ir vilkti burbuliuką į dešinę pusę ir, kaip jūs matote,
simboliai taip pat išnyksta, bet aš taip pat grąžinsiu į pirminę padėtį. Susipažinus su savybėmis, spaudžiu uždaryti funkciją ir pasirenku simbolį stiliai. Redaguosiu esamą stilių, todėl pasirenku iš atributų parinkti stiliaus, parinktis ir redaguosime šį simbolį. Apskritimų dabar yra sužymėtos matavimo aikštelės, spaudžiu simbolį pieštukas ir atsiradusioje lentelėje galiu atlikti visus simbolio redagavimus. Dabartinį simbolį galiu pakeisti į kitus simbolius, pavyzdžiui, trikampį ir patvirtinti tai atlikta. Matote, kad apskritimas jau pasikeitė į trikampio simbolį. Taip pat galiu padidinti šiek tiek simbolį. Galiu pasukti simbolį į norimą pusę, į kitą pusę. Tai demonstruoju, bet grąžinsiu į pirminę padėtį. Dabartinis mūsų simbolis užpildytas tamsiai mėlyną spalvą. Paspaudus prie užpildo spalvos esančio pieštuko galima pakeisti spalvą į šviesesnę, pavyzdžiui, ir patvirtinti tai paspaudus mygtuką atlikta. Galima reguliuoti užpildo per matomumą, vilkti burbuliuką į dešinę pusę ir mūsų trikampiai liks neužpildyti, bet aš grąžinsiu į pirminę padėtį. Taip pat galime nustatyti kontūro spalvą ir ją pakeisti, nes dabartinė kontūro spalva mūsų simbolio yra juoda. Bet aš taip pat paliksiu, tik tai šiek tiek padidinsiu kontūro plotį. Atlikus visus pakeitimus ir redagavimus, uždarau šią lentelę ir mūsų visus pasirinkimus patvirtinu, spaudžiant apačioje esantį mygtuką atliktą. Uždarau stiliaus redagavimo funkciją ir lieka mūsų žemėlapis su redaguotais simboliais. Tuomet dešinėje juostoje simbolių pasirenku simbolį filtruoti. Iš mūsų esančių matavimo aikštelių aš galėčiau išfiltruoti pagal tam tikrus kriterijus. Ir tuos filtrus aš turiu įrašyti ir pasirinkti. Todėl spaudžiu atsidariusioje lentelėje mygtuką pridėti išraišką ir tarp laukelių pasirinksiu norimas funkcijas. Tai pirmame laukelėje paspaudus galiu pasirinkti matavimo stotis. Antrame laukelėje, jeigu mes paliekame pirmąją funkciją yra, tai reiškia ta matavimo stotis yra. Ir pagal nutylėjimą mums siūlo akmenyje. Pagal abėcėlę pirmoji stotis yra akmenės stotis. Jeigu mes nieko nekeisime ir į kitą matavimo stotį nekeisime, tai tiesiog matysime tarp visų pasirinkimų vieną matavimo stotį. Ar tikrai tai yra akmenės matavimo stotis? Norint patikslinti, mes galime paspausti ant šio simbolio žemėlapyje, atsidarys lentelė, kurioje mes matysime aukštį, kada yra įsteigta ši matavimo aikštelė ir jos tikslų adresą su pavadinimu. Tai tikrai yra akmenyje esanti matavimo stotis. Filtrą galiu nustatyti ne vieną, o kelis. Tuomet spaudžiu dar vieną mygtuką pridėti išraišką ir vėl iš siūlomų laukelių turiu pasirinkti norimus filtruoti duomenis. Dabar pasirinksiu aukštis virš ir nustatysiu, kad aukštis virš jūros lygio yra mažiausias, bent jau, pavyzdžiui, 30 metrų virš jūros lygio.
Kaip matote, niekas nepasikeitė mano žemėlapyje. Tai yra todėl, kad jeigu vėl atidarysiu šią lentelę žemėlapyje, tai jūs matote, kad mūsų matavimo akmenės stotis yra ir jos aukštis yra 75 metrai virš jūros lygio. Todėl ji ir liko pažymėta viena. Bet kaip pamatyti kitas matavimo stotis, kurios yra mažiausiai bent jau 30 metrų virš jūros lygio? Tam mes filtrų juostoje šiek tiek keliaujame aukščiau ir pasirenkame tarp kokių rezultatų mes filtruosime duomenis. Dabartiniu metu nustatyta, kad atitinka visas išraiškas. Jeigu mes paspausime šį laukelį, tai galime pasirinkti ne tik tai visas išraiškas, bent vieną galime pasirinkti išraišką. Ir jeigu aš paspaudžiu šią funkciją, tai jūs matote, kaip pasikeitė duomenys žemėlapį. Tai reiškia, iš dviejų pasirinktų filtravimo duomenų ir šitų filtrų bent viena išraiška atitinka mūsų duomenys. Tai reiškia, ar tai matavimo stotis, kurios pavadinimas yra akmenė, ar tai pagal aukštį visos matavimo stotis, kurių aukštis yra mažiausiai 30 metrų virš jūros lygio. Aš pademonstruosiu, pakeisiu matavimo aukštį virš jūros lygio, pavyzdžiui, į 100 metrų ir jūs matote, kaip vėl keičiasi duomenys. Kodėl? Nes mes žinome, kad Lietuvoje Žemaičių aukštuma išsidėsčiusi vakarinėje Lietuvos dalyje, o visa pietryčių ir rytų Lietuva tai yra Baltijos aukštumos. Reiškia, ir aukštis čia žymiai didesnis. Jeigu mūsų išfiltruoti duomenys mums tinka, tai mes galime tai patvirtinti ir paspausti apačioje esantį mygtuką įrašyti. Tuomet likusios stotis išnyksta ir mūsų žemėlapyje lieka tik tai tos stotis, kurios atitiko mūsų filtravimo kriterijus. Dabar kairėje įrankių juostoje prie tam tikrų simbolių ir jų pavadinimų atsirado mėlynas apskritimas. Tai reiškia, įvyko kažkokie pasikeitimai, pokyčiai ir mes galime su tuo susipažinti. Tai pasirinkus simbolį sluoksniai mums parodo, kokį duomenų sluoksnį mes naudojame. Mes naudojame meteorologinių matavimo aikštelių sluoksnį ir šalia pasirodo tokia akutė, kuri yra matoma. Jeigu mes paspausime su kairiojo pelės klavišu, tai jūs matote, kad ji akutė užsidaro ir visi duomenys išnyksta iš žemėlapio. Paspaudus dar kartelį, duomenys atsiranda. Mes paliksime šį sluoksnį mūsų žemėlapyje. Taip pat atsiranda prie simbolio įrašyti ir atidaryti mėlynas apskritimas. Mes spaudžiame ant šio simbolio ir mus prašo išsaugoti. Išsaugoti kaip? Tai reiškia, kad mes išsaugosime šį žemėlapį savo turinyje. Mus prašo užpildyti atsidariusią kortelę, užrašyti antraštės pavadinimą, meteorologinių matavimo aikštelės virš 100 metrų virš jūros lygio, kadangi pagal tokį filtrą mes išfiltravome matavimo aikšteles, tai tokiu pavadinimu aš ir sukursiu savo žemėlapį. Toliau matome, kuriame kataloge bus išsaugoti duomenys, santaros kataloge.
Galiu įrašyti raktažodžius, bet šį lauką galima palikti ir tuščią. Taip pat galima įtraukti ir santrauką apie mūsų žemėlapį. Aš taip pat nepildysiu santraukos ir tuomet apačioje spaudžiu mygtuką įrašyti. Bus įrašytas mūsų žemėlapis, tai patvirtina apačioje pasirodžiusi juosta, kad žemėlapis yra įrašytas. Dabar viršutinėme kairiajame kampe, jeigu mes paspausime simbolį 3 linijų, tai atsidarys įrankių juosta ir mes galime mūsų įrašytą žemėlapį surasti turinyje. Keliaujame į turinį ir matome mūsų žemėlapio sluoksnį. Mes galime peržiūrėti išsamią informaciją. Paspaudžiu ant nuotraukos arba galiu tiesiog atverti naudojant desktopą arba tiesiog atidaryti naudojant žemėlapį. Ir kaip matote, atsidaro žemėlapis, kuriame mes matome mūsų pasirinktas meteorologijos stotis. Kairėje įrankių juostoje mes galime paspausti legendą ir matysime, kad šiuo simboliu yra pavaizduotos mūsų žemėlapyje meteorologinių matavimo aikštelių buvimo vietos. Tokiu būdu mes galime išfiltruoti duomenų sluoksnyje tam tikrus duomenis. Kviečiu išbandyti darbą su žemėlapių sluoksniais, analizuoti duomenis, siekiant geriau suprasti pasaulyje vykstančius procesus.